Sveiki įsijungę dar vieną Pasaulis po kojom tinklalaidę, kurioje mes kalbame apie keliones ir keliautojus. Ir šiandien aš labai noriu pasidžiaugti, kad su mumis mūsų studijoje yra Kęstutis Juška, pagal profesiją gydytojas. Šeimos gydytojas, bet pagal hobį turbūt reiktų taip pasakyti, arba gyvenimo būdą. Irgi teisingai. Tai yra keliautojas, kurį aš seku turbūt, jeigu nesimeluosiu, kokį jau 1,5 metų. Buvau tikrai kažkaip netyčia užtikęs Kęstučio ekspedicijas ir keliones ir susižavėjau jo kelionių būdu. Tai labai esu laimingas galėdamas ir jūs šiandien su juo supažindinti. Kęstutis, sveiki. Labą dieną. Labai malonu, kad sutikot pas mus į šitą lėktuvą šiandien ateiti ir truputį pasikalbėti. Tai labai ačiū, kad pakvietėt. Iš tikrųjų, esu tik kelis kartus lėktuvė sėdėjęs. Taip. Ir galvoju, kaip čia dabar esi patogiai man čia pokalbį. Mes kadangi dviesi ir per eilę, tai turbūt vienas kitą per daug netrukdysim, ar ne, kad patogu būtų. Mes liukso klasiai. Taip, šiek tiek, sakykime, to premium economy, ar ne šiandien sėdim. Kęstutė, supažindinkim žiūrovus su jumis, nes kaip jūs ir prieš laidą mes šiek tiek apkalbėjome, ar ne, kaip sako, siauruose ratuose labai žinomas keliautojas. Ar labai, bet. Bet nesat šou verslo kažkoks atstovas, ar ne? Tai truputį galbūt papasakokite apie save, ne? Ir galbūt net iš tos kelionių pusės, kada atėjo ir užgimė jums ta mintis keliauti, taip kaip jūs keliaujat ir kaip tai įsivystė. Šiaip tik ką, paprastam gyvenime dirbu šeimos gydytoju, o laisvalaikiu galvoju, planuoju maršrutus. Taip. Mano pagrindinės kelionės tokios yra sunkiai pasiekimuose kraštuose. Vadinasi, kelionė turi atitikti 3 kriterijus. Kuo toliau nuo civilizacijos, taip, kuo sunkiau pasiekiama ir kuo rečiau minima keliautojo ataskaitose. Tai toks maršrutas man tinka, aš sėdu, darau ir tvarkau. Antras dalykas, kiekvienas mes turime įkvėpėjus. Tai kas liečia darbą, kas liečia kelionės, kas liečia gyvenimą. Aš turiu kelionėms įkvėpėjus, tai yra keliautojai, kurie prieš 100 metų keliavo. Tais laikais nebuvo jokių GPS, nebuvo žemėlapį. Na gerai, žemėlapis ranka pieštas, kaip kam kas atrodė, vienu žodžiu. Ir jie mane labai įkvėpė, kaip jie žiemodavo kažkur įšalę tarp ledynų. Atplaukė su laivu, taip, su baltosio meškom, šiaurės pašvaistė. Jie kitą sezoną vėl ledam atsitraukus tęsdavo savo kelionę. Tai aš tas keliones bandau kažkiek galbūt atkartoti, ką įmanoma padaryti šiais laikais, kažką sukuriu savo. Va taip viskas ir gimė. O kada buvo pirma ta kelionė jau tokia rimta, kai jau jūs išvykot ten, kur, kaip jūs ir teisingai sakot, ir aš irgi sakau, kur madingi žurnalai apie tai nerašo? Na, apie madingus žurnalus aš dar pasakysiu, bet pirma kelionė buvo tokia į Jakutiją. Mes keliavome su draugu dviese, tai buvo 2014 metai Jakutija. Labai atokus regionas ir tai buvo pati rimčiausia iki šiol. Turbūt, jeigu ne viena sunkiausių, tai tikrai labai sunki kelionė. Tokia pažintis su ta laukinė gamta, su meškomis, su lašišomis, su ikrais, su brakonieriais, su monotonija labai ilga, su dideliu kilometražu, plaukimais, su begalė naujų pojūčių ir potyrių. Kaip suplanuot, Kęstuti, tokią kelionę iš principo, kalbam apie Jakutiją, pakalbėkime, ar ne? Aš nesu buvęs, bet esu girdėjęs pasakojimų iš draugų, kurie medžioja, pavyzdžiui, ten kažkur prie Magadano, ar ne, tose pusėse. Civilizacija yra toli. Tu iš principo, tai gali turbūt užsisakyti sraigtasparnį, kad ten išmestų kur nors, ar ne? O kaip paskui? Tai yra valtys, vis tiek, sakot, plaukėt ar ne. Žygis aš suprantu, bet vėlgi tu nepažįsti tos vietos. Tu nežinai, tu gali suplanuoti, kad užtruks dieną žygiuot, bet gali užtrukti 2, ar ne, ten į taigą kur nors įėjus. Tikrai taip. Kaip suplanuot? Paprastai, dabar, kol nepabėgo mintis apie sraigtasparnį. Taip. Mes tokių nesirenkam. Čia yra lengvas kelias. Užmetė, mes pradedam viską nuo pat pradžių. Vadinasi, sėdim kalnuose po 4 savaičių beveik ėjimo prieš srovę, tempėm savo laivus, diena dienon atsibodo iki gyvo kaulo. Taip. Sėdim kalnuose ir galvojam, jeigu mus dabar būtų užmetę čia su sraigtasparniu, ar mes taip kaifuotume? Ne, o mes sėdim, geriam iš ledino tirpstančio kavytę, taip, valgom halvą, pavargę, tai yra kaifas. Kaip viskas prasideda? Labai paprastai, dar nebaigęs, negrįžęs iš kelionės, pavyzdžiui, kokiam traukiny, tu jau galvoji apie sekančią kelionę, galvoji, kur vėl vyksi. Tada, vadinasi, kelionė trunka metus laiko, nuo sezono pabaigos iki kito sezono pradžios, koks Liepa rugpjūtis. Pirmiausia, pasirenki vietą, kuri atitiktų minėtus 3 kriterijus.
Tada žiūri, aha, kaip mes čia keliausim, kaip dasigausim, ko mums reikės, kokią informaciją mes galim susirasti. Informacijos nėra įdomu, bet tuo pačiu ir iššūkis. Tada žiūrim, ar mums reikės valties, ar reikės slidžių, kaip mes grįšim namo, į civilizaciją pateksim, kiek mes turėsim pereiti, kokiu mums įrankių reikės. Labai daug niuansų, kaip mes maitinsimės, ar bus žuvies, ar nebus žuvies, kokį lauks iššūkiai, ar bus kažkokiu tai krioklių, slenkščių ir taip toliau. Tai viską imi žemėlapį, jeigu yra, na ir žiūri, ir skaičiuoji. Visada labai sunku yra nuspręsti, kiek dienų kelionė užtruks, dėl to tu kokią 10 dienų užmeti. Taip. Ir dėl to kuprinė sveria daugiau, jeigu kuprinė sveria 70 kg. Tai dar gali panešti 100 ar negali. Tai va, ir prasideda va tokie labai niuansai. Po mažą dalelę, kol iškristalizuoja visą šitą va reikalą. Tai pasiruošimas yra turbūt ne tik daiktais, ne, ką ir sakot, kad 30 kg daugiau įsidėt, kad 10 dienų daugiau pratempta, ne, aš įsivaizduoju, nes vėlgi turi atsirinkti maistą, turi suvokti, kiek turbūt kalorijų per dieną tu suvartoji, ne, bet ir fizinis pasiruošimas yra reikalingas. Na, fizinis pasiruošimas iš tikrųjų būdavo paskutinėje vietoje. Ir dabar taip yra, kadangi tu grįžti, tu dirbi, nes kelionė reikia uždirbti pinigų, žiūrint kokią tą kelionę, nes tai yra ne tik tavo psichologinis, fizinis pasiruošimas, na, bet reikalingas ir finansinis, nes rimta kelionė reikalauja rimtų ir pinigų, jeigu taip kalbant. Tai aš nežinau, kaip aš paneždavau tas kuprinės, nes iš tikrųjų 50 kg ant nugaros ir tu lipi į statų kalną. Tik tiesiogiai žodžio prasme. Tai tu užlipi kilometrą į viršų ir eini pasimti lengvesnės, 25 kg kuprinės. Ir tada su ta varai. Tai tu per dieną, jeigu nueini 6-8 km, tai yra labai daug, bet pirmin atgal, tai jau gaunasi dvigubinasi, trigubinasi viskas. Ir dar į kalną. Ir dar į kalną. Tai mane, kai pamatydavo turistai arba iš kažkokių gelbėjimo pajėgų, kur būdavo, tai sakydavo, ne, nu šitas žmogus gerai atrodo, ta kuprinė didžiausia, tos kojytės tokios. Sako, kaip tu paneši? Ir jie sako, uždėkit man kuprinę ant pečių. Tai kad jis vienas kelią sako, klausyk, padėk, aš neuždedu. Tai. Užmeti, nu įvarai. Bet, Kęstuti, okei, sugrįžkim tada šiek tiek atgal. Ar jūs nuo mažens, nežinau, buvot kažkokiuose skautuose, ar, nežinau, iš kur gimė tas noras, nes čia ne kiekvienam žmogui, man atrodo, ne, aš kaip minėjau, aš medžioju, tarkim, ne, nu tai aš turiu ten irgi ryšį su gamta, žinau, kaip žuvį pasigauti. Čia ne kiekvienam žmogui turėti iš tikrųjų tokius įgūdžius. Ne, vat suvok, kad, nežinau, ten kokiam nors upelyje ten galima upėtakį pasigauti, bet jį reikia mokėti pasigauti. Tik nėra taip, kad jis prie kranto padėtas tau šviežias. Ne, tai taip, viskas aišku prasidėjo, kaip ir minėjot, nuo meilės gamtai. Kai tu myli gamtą, tu ją tyrinėjai. Vadinasi, vaikštai sodyboje po mišką, žiūri, kur čia paukščiai, kur čia žvėris ir išeini vieną dieną, vienos dienos žygiai peraugia į 2-3, į savaitės, na ir viskas, ir tu nori daugiau, nori pamatyti kitus kraštus. Tai viskas taip ir gimė. Aš tai skaitau, kad nuo meilės gamtai. Geras. Na, turi patikti tai, ką darai, patikti, kurianti laužą. Tu, kaip sako, pasilgau jau kelionės, noriu, sako, jau važiuoti kur nors į taigą. Nostalgija, tai pauosti kuprinę, sakė. Kuprinė visada smirda kvepia, kaip kam, dūmais. Taip. Tokiu, nu, turi tokį savo kvapą, nu tai va, tokia gaunasi, nostalgija, romantika. Tai. Bet iš principo, taigi, nei pasigūglinsi, nei kažkieno paklausi, kaip tokia kelionė. Ne? Jūs realiai, nu, kaip iš galvos traukėte, ne, tam tikrus dalykus. Įsivertinat rizikas ar ne, ten tos pačios meškos, ar yra priemonių nuo meškų atsiginti, sakykime. Na, apie meškas reikėtų atskiros laidos. Bet esu meškų tiek sutikęs, kad jau mano draugai sako, jeigu norit pamatyti ir sutikti meškų, tai va, sako, su Kęstučiu važiuokit, nebus jokių problemų. Tai taip, tu žinai, ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, sutinki mešką, bet ne faktas, kad tau pavyks tai daryti. Tu nežinai daug dalykų, bet tu eini, mėgini, darai, nepavyksta, darai kitaip, žiūri, na, kame problemos. Taip. Tai iš to viskas ir išplaukia, iš tos patirties. Teorijos vien neužtenka, kaip susikurti laužą, nes ir pasirodo, kad žmonės čia moka sukurti laužą, nuvažiuoja ir nieko neužkuria. Sako, problema, verkia, sėdi, yra buvę daug situacijų, kai žmogus atrodo su patirtim, bet su patirtim vietinėje aplinkoje, jisai susiduria su visai kitais iššūkiais. Na ir tampa šiokia tokia problema, bet viskas yra sutvarkoma. Paklausiai, parodė, pasakė, jisai viską žino, sako, žiūrėkit, viskas perfekto. Nes jūs ne vienas keliaujate, ar ne? Iš kiek esi stebėjęs, jo, bet visada dviese. Kaip renkatės kompanionus? Kompanionai renkasi mane. Aha. Kaip pasakyti, iš tikrųjų turiu tokius 2 draugus, su kuriais esame atbuvę tokius pėsčiųjų žygius, na jau labai rimtus. Tai vienas tai daugiametis mano draugas buvo, kitas tiesiog draugas.
Tai mes buvom patikrinti laiko, būdavo visko, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau problemų, intrigos taip toliau. Dviese, tu niekur labai nepabėgsi. Čia pyk nepykęs, vakare mes turėsim sėsti prie bendro stalo kabutėse. Ir aš esu, sakykime, toks tolerantiškas, lankstus, mano kolegos irgi lankstus ir aš iš jų mokausi, mano, pavyzdžiui, Darius yra vyresnis. Jis mato, kad man sunki diena, aš jau čia ir piktas ir viską nekabina manęs. Kestukai ramiai viską. Matau, kad jam sunku. Taip. Gerai, Dariukai, aš čia paorganizuosiu, ar košytį, ar ką, sakau, ramiai, pailsėkit. Nu, ta prasme, labai tas toksai lankstumas yra svarbus. Na ir, kažkaip taip, man atrodo. Bet, žodžiu, pavyksta dviese, ne? Nes kelionė tai pavyksta. Yra toks dalykas, kur turi labai skaityti žmogų. Ir kartais... Taip, tai jeigu ypač laive kokiam, tai tu viskas, tu niekur nepabėgsi. Taip. Tai gali bet kokią žiežirbą ten sukelt sprogimą. Tai bet nesukelia viskas techniškai. Tęsiant temą apie kompanionus. Jūs paskutinę kelionę su žmona keliavote, ar ne, berods? Taip. Į Arkties vandenynų su jachta. Ja, su jachta į Svalbardą. Aha. Ir kaip su žmona vienam laive? Gerai. Sustiprino ryšį ar kaip tik? Audros tik už borto. Ai, supratau. O buvo audrų? Audrų buvo, bet už borto. O šiaip tai, jeigu tik klauso kapitono, tai kokius audrus. Ok, tai hierarchiją, žodžiu, laive turit? Ne, tai daugiau mažiau, aš lankstus, tai hierarchija virtuvėje viena, laive kita ir taip toliau, tai kiekvienas turim pareigas daugiau už mažiau, bet ne, viskas normaliai. O šiaip esat buriuotojai ar vėl? Aš tai savęs nelaikau buriuotojai, bet mes jau kelinti metai iš eilės ten vis gauname titulą metų kelionės, jau sakau, klausykit, man jau nepatogu, lipti ant scenos fainai, bet kažkaip nepatogu jau, norisi leisti kitiems žmonėms pasireikšti. Tai mes kaip ir esame tos buriuomenės dalis ir mus kviečia į renginius ir visur, bet aš save laikau galbūt keliautojų, kurio transporto priemonė yra jachta. Vėjas, tai nors ir lėta transporto priemonė, bet tu daug patiri. Skrisdamas lėktuvu, greitai nuo taško A į tašką B. Važiuodamas traukiniu, tu vėl gyveni gyvenimą visai kitokį. Tu užmesgi pažintis. Lėčiau truputį vyksta. Ir lėčiau, ir pamatai ten to kraštos, susipažįsti su žmonėm, kažko išgirsti naujo, praturtėjai šiek tiek. Kitas klausimas tada. Ar kelionėse, kurios šiaip reikalauja daug fizinio ir tokio emocinio krūvio, ar ne? Ar spėjat pasimėgauti tą gamtą iš tikrųjų? Nes aš iš tikrųjų, kiek stebėjau jūsų epizodų, tai ten tas valgymas atrodo toks lašinių pasipjaustęs prie tos upės. Tu atsisėdė, atsiputi minutę ir pasimėgauji to reikalo, ar toks daugiau reikia tiek nueiti, reikia tą pasiekti? Pagrindė tai antras variantas. Reikia įmušt tiek. Bet painiausias kelionė etapas yra, gal 3 etapai. Taip. Ruošimasis kelioniai, be galo yra įdomu, be galo fainai, nežinai kaip bus. Kartais kelionė netrodo tokia įdomi iš tikrųjų, bet ruoštis jai labai įdomu. Antras dalykas – pietus, nes jau tu būni ganėtinai pavargęs, ir vakarienė, kada jau tikrai nusikalęs. Tai yra 2 fainiausi momentai. Iš tikrųjų, ryte, kaip minėjau, kalnuose pats šitiek įveiki kilometrų, geri kavą, mėgaujamės. Bet didžiąją dalį neždama sunkia kuprinę žiūri į kojas, į tuos akmenis, kaip pastatyti, kaip neturėti traumos. Jo, čiurna tai viskas. Čiurna yra viskas. Yra vietų apie sraigtasparnį, pakalbėjot. Yra tokių vietų, kur mes buvę, kur sraigtasparnis neatskris. Jam neužteks degalų. Ir mes patys turime kapstytis iš tos vietos iki tam tikro taško, kada galės mus paimti. Tai tas sraigtasparnis dar čia nieko nesprendžia. O saugos priemonės kažkokias turit, nežinau, palydovinį telefoną, kažką tokio, ar tiesiog jau kaip bus, tai bus? Tai dabar tai turiu, anksčiau tai nieko aš neturėdavau. Nei dabar yra Delormai, Starlinkai, kas tik nori. Tais laikais mes nieko neturėdavom absoliučiai. Kažkada sutikom kalnuose sraigtasparnį užmestus turistus. Sako, iš kur jūs čia? Tai sako, mes iš ten atėjom. Tai sako, gal jūsų namiškiam ką nors perduot. Tai pasakėm numerius, kad jie paskambintų jau ten, kai grįžti civilizaciją. Mes nieko neturėjom ir aš galvoju, kaip mes keliaudom, jokių saugos priemonių, prieš meškas nieko, irklą turėdavau piprinį dujų balioną. Aha. Bet visi juokdavosi iš jo. Tai mes spręsdavom, ką daryti. Meška stovi priešais tave, tai kai kokiam filme sunešta labai daug mišką, kai kerta, arba tiesiog lauža mišką ledynai, krūvos tokios būna. Ir meška stovi, sakau, Dariukai, jaučiu, kad lysim kažkur pro tą plyšį, kad mūsų meška neiškabintų, jeigu ateis. Tai visokių čia fokusų buvę. O kur saugiau, Kęstuti? Ar vandenį naktį leist, ar ant žemės? Ar vandeninė ar ant žemės? Jo. Jeigu taigoje, Sibire, tai man atrodo vandeninė yra saugiau, nežiūrint visų audrų. Nes taigoje, tai tu esi kaip gyvam zoologijos sode.
vilkai, meškos ir tu paleistas. Ką žinai, Taip. kada sutiksi? Taip. O ar sutiksi? Ten jo žmonių tai nematė, jos taip nebijo. Mes Taip. esame tiek gimtadienių šventę. Paskaičiavom, sudarium 3-4 gimtadienių šventę esam. Tai va, tai aš manau, kad ant žemės. Papasakokit vieną iš tokių atvejų, nes aš dažnai irgi pašnekovam užduodu klausimą, kada kelioniai esi buvęs arčiausiai mirties, ne? Nes vis tiek čia mes Lietuvoje jaučiamės saugiai, čia aplinka pažįstama, viskas inkubaciniam sąlygom, sakykime, bet tuos nuotykius, kuriuos jūs patyrinėjat, bet kokiu atveju, man atrodo, tokių atvejų, kaip sakėt, va, jau 4 gimtadieniai, ne? Tai gal apie vieną kokį tokį ryškiausią galite papasakoti. Na gerai, toksai vienas tikrai žiaurus buvo, iš tikrųjų mes kėlėmės per Jakutijoje per upę su arkliais, 6, jie padėjo nešti mums mūsų Taip. kuprinės ir jie buvo surišti galva uodega. Ir mes kėlėmės ir buvo paplauta, jie pradėjo plaukti, nepakėlė svorio ir pradėjo skęsti. Ir tie arkliai skendo, aš laikau to arklio galvą, ant kurio esu užlipęs, kad jis neprigertų, bet aš jau neišlaikau, jis jau viskas ir aš jau neriu po vandeniu, jau botus nusėvęs, jau neturiu botų. Ir mes tokio upėje, tokio dydžio kaip Nemunas ir Neris sudėjus. Ir baigėsi tuo, kad mes išplaukėme ir arklys užkabino priekinėmis kojomis vidury upės sėklių, tokią salelę, Taip. Išnešė tą visą arklių karavaną. Ir mes ant arklių išplaukėme kaip ant plūdurų, ant jų kūnų, nes iš jų jau lavonai buvo, viskas. Ir ką, paskui, tai va, nuskendo 4 arkliai, vienas atsikabino. Ir tas vienas arklys ant kranto guli, jo galva tokioj baloj, jis neturi jau sveikatos pakelt. Taip. Aš greitai nubėgau, už pakintų pakėliau tą galvą ir kaip gamta veikia. Viena ranka laikau tą arklio galvą, kad jis kvėpuotų, o kita ranka tą laiką mušu, nes jinai ėda arklį, Taip. kad nesuėstų arklio, o Jakutas sėdi pasimetęs, sakau, dariukai, davai greit nurenkit, jūs jį ten nurengė, o surovė neša iš kalnų, greitai viskas vanduo bėga. Ir sako, viskas, reikia pumpuoti laivelius, pūst burną, išsitraukiam greit laivus, tai reikia plaukti kitą pusę. O už kelių šimtų metrų savartos. Vadinasi, jeigu nespėsi perplaukti, būsi po to savartom pakištas. Sveikatos nėra, visa jėga atiduota, skendimo metu, adrenalinas veikia, baisu, bet reikia. Nu, tai nieko, šiaip ne taip perplaukiam, bet jau širdį kaip plėšia, jūs nesivaizduot. Nuo tų arklių. Ilgai sėdėti negalim, kūnai pradės pūt, rinksis meškos, turim mint. Tai Jakutas arklį pasiėmė ir išjojo, kur iš tą ištraukiau iš balos. Sakau, tai gal ginklą kokį palikit? Palikit tą šautuvą jisai paliko, pradarėm tą spyną, rūdis išbirėjo tik tai, nu, tai bereikalingą balastą pasiėmė. Taip. Tai va. Pasakojat, kas tu, aš tai kokiam veiksmo filme, aš ta prasme įsivaizduoju, kiek ten turėjo, nes vanduo vis tiek, ar ne, tas arkliais kęsta. Ojei. O šia ten viskas, vienu žodžiu, tai buvo baisu, tikrai, tai buvo baisu. Aš sakau, jeigu kelionė eina pagal planą, tą, ką susirašęs, tai neįdomu. Jeigu neįskaičiuota meškos, neįskaičiuota skendimai, neduok dievę, neįskaičiuota potviniai, neįskaičiuota apsivertimai. Tai kokia čia kelionė? Atiduokit pinigus. Kelionė... Žmonių aukų išvengia tą kartą. Išvengiam, taip. Tai aš manau, kad kelionėje reikia ir šikną pašalt, ir gerai pavargt, ir išsigast. Tada tai suprantu, kad čia tai kelionė. Yra ką papasakoti. Taip. Ne? Bet net mušė noro keliauti. Ne, net muša, aišku, aš čia juokauju kai kurios dalykus, geriau neduok dievę tokių, bet, yra kaip yra ką paskui papasakot. Nu tai va, nes aš atsakau, įsivaizduoju, čia ne kiekvienam ir pernešti ir psichologiškai iš tikrųjų tokių dalykų. Buvę tokių situacijų, kad įvyksta ar lūžis arba esat arti tokio psichologinio lūžio, kai galvojat, kas čia mane nešė, kodėl aš taip darau ir aš daugiau gyvenime taip nedarysiu. Žinot, kaip aš taip pasakysiu, taip. Kaip pagirios po gero vakarėlio, ne, jūs viskas, aš daugiau nebegersiu, tai vat, ar yra buvę tokių momentų psichologinių, tokių ne fizinių? Buvę sunkių dienų, kad eini galvoji, ką mes čia veikiam, ką mes čia darom, šitiekai, nugarą skauda, išvargė, išsekė iki negalėjimo, aš tai atrodo po kelionės, kai iš Osvencimo grįžęs. Tai būna, tai, bet iš tikrųjų vakare grįžti, nusimeti tą kuprinę ir viskas fainai. Ne, taip, kad atsisakyti, tai tikrai nebuvo. Būna 2 savaitės kelionėje sunkioj yra toksai periodas persilaužimo. Jeigu iki 2 savaičių nepasuksi atgal namo, viskas perfekto. Tu toliau tęsi kelionę, tada jau kaifuosi viską. Bet toks labai slidus, nes labai ilgesys namų visko. Tai yra labai normalus dalykas. 2 savaitės pralaužk, varysi kiek tik nori. O ko nevaryt?
rankos veikos, kojos veikos, sotus, pavargęs, judėk į priekį, ilgėsi palik kažkur kitur. Taip. Viskas, įmušit be problemų. Klausimas tiesus, ar turit vaikų? Ne. Ai, tai lengviau yra šitos dalykus daryti, nes man atrodo toks šiek tiek irgi būtų, ar nesuderinamumas, nes kaip sakėt, savaitėm, tai iš tikrųjų ilgos ekspedicijos yra, Na, 2 mėnesiai, principė 2 mėnesiai. Nes nu, jau čia būtų šioks toks, sakykime. Tai labai, aš tai manau, kad tikrai labai išsilgtum, bet, palaukit, hebrytė, toj grįšiu. Tokios problemos. Vat labai teisingai. Kęstuti, klausimas tada toksai. Mes šitoje tinklalaidėje dalinamės ir patarimais tam tikrais, ne? Pašnekėjom apie tą techninę pusę ir tikrai jūsų nuotykius ir aš nebejoju, kad ir mūsų žiūrovai po šitos laidos tikrai irgi jūs atras taip, kaip aš kažkada atradau ir pamatys tą visą realybę su trintom kojinėm, pjaustant valgant tą gabaliuką lašinio prie tos upės kranto ir tas, kaip pasakyti, tam purveto malonumo pajutimas, kai tave vadai lesa, ne? Bet čia ne kiekvienam gal suvokti, ne? Bet tas reikia pabandyti. Reikia pabandyti. Išėjimas iš komforto zonos, tai kažkas tai tokio, bet kiekvienam jinai yra skirtinga, tai kiekvienas... Aišku, yra žmonių lipančių į kalnus, ar ne? Ten su gidais, jie save testuoja ir fiziškai, bet jeigu, tarkim, aš niekada to nedaręs, norėčiau kažko panašaus, kaip Kęstutis keliauja. Ką patartumėt, nuo ko pradėti, galbūt kur save pabandyti, galbūt savaitėje kažkur. Galbūt aš taip suprantu dabar geopolitinė situacija, ne, tai Jakutijos jau nepadarysi, bet kažkur galbūt yra vieta, kurios dar niekas nežino, bet jūs atsakytumėt, savaitę, nueikit ten pabandykit, nežinau, Norvegijos upės gal kažkokios yra, galbūt dar kažkas, tai iš patirties. Taip, labai teisingai. Skandinavija, superinė gamta ir susisiekimas superinis. Tai tikrai kažkur nenutolus labai nuo civilizacijos, diena peškom, taip, saugiai savo, išsibandyti, pasimėginti, tikrai galima. Tai pirmiausia, tai aišku, reikia noro. Ir viską daryti laiptelis po laipnelio. Ta prasme, nebandyti apsižioti labai daug. Praeikim per tuos laiptelius, tai pabandykim papasakoti, ne, kokie yra tie visi etapai suplanavimo iš jūsų patirties, nes tikrai jau esate tas žmogus, kuris gali papasakoti, kaip daryti. Čia labai reikia taip sustruktūrizuoti, kaip sakant, bet taip, toksai turinys. Trumpai. Gerai, pirma, tai noras ir ko žmogus nori iš tos kelionės. Jeigu jisai nori labai lengvai pahaikinti, tai paprasčiausiai susidėti kuo lengvesnę kuprinę, kuo lengvesnę, pamenu laikus, kai net etiketės nukarpydavau nes kiekvieną gramą skaičiuoji. Na ir pasižiūrėti tokį maršrutą, iš kurio lengvai galėtum išeiti. Ar autobusas, ar traukinys, ar kažkas tokio. Bet aišku, dabar yra šiais laikais viskas ganėtinai paprasta. Parašai į Google tokia vieta, ką pamatyti ir Google Earthas. Jokių problemų, pasidėlioji maršrutą, pasiskaičiuoji kilometražą, kas žvejoja, pasižiūri, kur ką pagaudyt, toj pačioj Norvegijoje, aišku, nelabai galima, ten reikia licenzijų, bet ne visi gaudo. Jeigu jau tu vienintelis ten žmogus esi, tai turbūt ir inspektoriaus ten nelabai apsimoka, kad aš tai taip sakau, viskas proto ribose, o turistam tai tikrai galima. Tai kad ramėjau, nepribrakonieriausime čia dievę. Ir viskas, ir dabar yragi gausybė tų gidų. Ir jie irgi labai faini, aprašytos fainiausios vietos, tos trobelės, viską. Tai aš labai rekomenduočiau, ką ir pats noriu padaryti, esu daręs, tai yra toksai karalių kelias, Kungslėdenas, vadinasi Švedijos šiaurėje. Tai va, tai yra 400 ar 600 kilometrų, tai net yra mediniai padaryti tą kelią praeiti. Žmonių visada yra nemažai, fainai, bet tai yra bendraminčiai, tai aš kaip pirmam kartu tai net tokį parekomenduočiau. Kas jau Lietuvoje atkeliavė ir nori daugiau, į Norvegiją nuvažiuoti, nuskristi ir išsimėginti. Ir jau paskui tuos žygius, žodžiu, tęsti jau rimtesnius. Taip, viskas praktika. Ar esat skaičiavęs, kiek šalių esate aplankęs per gyvenimą? Nelabai daug iš tikrųjų. Neturiu čia kuom pasigirti. Gal ne kilometrais, aš tikiu, kad labai daug gaunasi. Na, kilometrai tai taip. Tai iš tikrųjų mūsų Skandinavija, Vokietija, Lenkija, Rusija, Latvija, Estija, viskas. Aš labiau linkęs į to arba į viršų kažkur, arba čia vietoje. Ta prasme, po Baltijos jūrą. Visas tas šiltas keliones, sakiau, paliksiu ateičiai. Pensijai. Na, pensija, ne, iš tikrųjų, nereikia pensijos. Pavyzdžiui, aš labai norėčiau į kruizą. Taip. Kruizas yra superinis dalykas. Man labai patinka, vat mes buvom Svalbardė. Man kaip keista girdėti iš jūsų. Ne, tai aš sakau, pavyzdžiui, po rimtos kelionės, po 2 mėnesių, kai esi nuvargęs, aš labai norėčiau patūsint kruizę. Skaniai pavalgyt, nusipraust, išgert alaus, tai kaifas būtų. Kai nieko rūpintis nereikia. Ne? Taip, jau kai tu viską padaręs,
Nes kai tu, pavyzdžiui, grįžti iš sporto klubo, gerai pavargęs, jau raumenis skauda, tik tai praustis, miegoti ir į lovą. Tai jauti tokį pasitenkinimą, ne, kad Taip. gerai. Tai po kelionės geros, kai nugara nutrinta, koja skauda, irgi, va čia lygiai toks pat pasitenkinimas. Tai tu nori geriausių sąlygų savo. Tai kruizą. Geras. Šiaip kruizas yra neatrasta tokia, man atrodo, lietuvių dar kelionių Labai tema. mažai. Visi galvoja, kad čia yra pensininkų kelionės, bet mes irgi, kadangi aš ir pats dabar jau kelionių versle, tai labai stengsimės iš tikrųjų šiek tiek parodyti kitą pusę. Tai yra patūsint, faktas. Taip. Bet tai yra tuo pačiu, kad kai tu esi kruizė, tu per savaitę pamatai 7 skirtingas šalis. Aišku, tai yra greitai, bet iš kitos pusės tu patiri irgi tam tikrų dalykų. Kęstuti, sugrįžot neseniai iš ekspedicijos į Svalbardą. Kur kita kelionė? Nesakėt, jau viskas, jau metų bėgiai jau... Jau eina jau. Iš tikrųjų, tai mano atsakymas paprastas. Toliau į šiaurę. Iš tikrųjų, dabar tai laivą nužiūrinėjau metalinį. Aha. Jau su plastikiniu, kai įkalėm Barenco jūroje, kai paskui dar Į ledą? Į ledą įkalėm į rastą dreifuojant iš Sibiro. Tai kaip sakyt... Bet borto nesudaužėt? Ne, nesudaužiau. Tai plastikas yra daug kietesnis įprastai negu aliumas, plienas. Bet jie linksta. Ir tampresnis yra, ne? Taip, bet plienas linksta, aliumas linksta. Plastikas tai skyla. Taip. Tai, vienu žodžiu. Tai dabar žiūrim kol kas metalinį laivą. Na, o su metaliniu laivu tai palieku intrigą savo sekėjams. Kiek, jo, va čia geras, čia ir mes ir savo žiūrovam turbūt irgi, aš labai raginu šiaip Kęstutį pasiekti, nes tikrai supranti, kad žmogaus ribos yra daug toliau, negu mes įsivaizduojam, ne? Taip, žmogus labai gajus iš tikrųjų yra. Mes ir reanimacijoje matom, kad žmogus antiek yra gajus, prigėrė antifrizų visokių, tokį gajus ir išlipa, bet tik negerkit antifrizų, būkit geri, negerkit, ne visi išlipa, iš tikrųjų išimtis, bet kai pagalvoji, tai tas žmogaus organizmas. Tai žodžiu, keliausi toliau į šiaurę. Taip. Su žmona, ar nežinau, kiek čia mes galime atskleisti. Su žmona, ne? Tai žodžiu, tapot kompaniją jau santykius. Taip. Stiprina ar erzina? Ne, viskas gerai. Tai yra, jeigu jau taip žiūrint kelionių prasme, Taip. Tai yra komandos narys. Taip žiūrint, kaip sakant. Tai vieni etapai, kur yra sunkesni, aš į Sibirą jau tikrai nesiveščiau. Ten jau vienos kelionės. Laive, kur galima, tai galima, bet irgi ne visi etapai. Plaukimai 10 dienų, audros, viską tai yra sunku. Tai ne iki tokio lygio, bet... Ypatingai ir tas reakcijos laikas turbūt, jeigu audra, ir su burlaiviu, ten kiekvienas, kaip sakyti, džiaulis netaip atotampa patenta. Taip, diskomfortas, laiva verčia, gali burė suplėšyti ir tiesiog baimės įvaro, tai, kam reikia, tai vienu žodžiu. Bet ar pasitikėjimas sustiprina santykiuose? Taip, tai išsibandai, aš sakau, tai kur geresnė vieta, jeigu, pavyzdžiui, ne laivo kajutė, kur jinai gana ribota yra tokia trintis pastovi. Bet yra rizika, kad ir kitaip gali būti, ne tik gerai. Ne? Kad ir blogai gali būti. Tai visaip gali būti. Tai ir žiūri, čia pasitikrinti nežinau, kur dar daugiau ta prasme, tai aš čia tik pliusus žiūriu. O dėl tolimesnių projektų, tai žiūrėsim, kaip čia seksis, kaip sakant. Kiek reikia biudžeto tokiai kelioniai? Pašnekėkime ir apie šitą dalį. Ne, nes viskas romantika, faina. Čia taip jau atvirai sakyt. Žinoma. Tai ne, iš tikrųjų. Tai gerai, jokių problemų. Tikrai Kęstutis žiūrės ir kiti keliauti ir galvos, noriu aš į tokią kelionę, bet reikia įsivertinti ir finansinį aspektą, nes mes tų svajų Pinterest'e prisidėti tikrai visi galim. Bet reikia įsivertinti, ar ne, pavyzdžiui, reikia susitaupyti tokiai kelionė. Tai gerai, aš labai paprastai galiu pasakyti. Tai pavyzdžiui, laivas kainuoja 50 000, jeigu kalbam apie tokias kelionės, laivas 50 000, laivą paruošti kelioniai 10, tai koks dar 20 000, taip jau grubiai, jeigu jau moderniai, aš taip moderniai neruošiau. Nes į senosius keliautojus įdomiau, tiesiog daugiau iššūkių. Pačioj kelioniai... Vis tiek ne pagal žvaigždės orientavot. Pagal GPS-ą. Kompasas GPS-as, bet pagal žvaigždės irgi variantas. Ir pačioj kelioniai 2000 mėnesių skaičiuojam tai. Grubiai. Kuras ir taip toliau. Galima ir pigiau, bet jeigu turim galimybę, jeigu turim tikslų, nes įranga, technika, filmavimo, fotografavimo, ta prasme, apranga, tam tikri dalykai, tai kainuoja. Tai va, bet kai viską turi, tada tik tai 2000 mėnesių. Jo, jeigu turi savo laivą, ne? Taip, bet jo priežiūra, laikyti jį, prižiūrėti irgi kainuoja. Ta prasme, ne kosmosą, bet šiais laikais mes gyvenam daug geriau. Tai irgi ne kosmosas, bet vis tiek atsirėmė. Tai, bet vis tiek iššūkis yra, ne, šioks toks finansinis, sakykim, bet kad turi susiplanuoti, nes vis dėlto ir darbą apleidi per tą laiką. Apleidi darbą, taip. Jis sako, daktari, jums čia gerai, jūs čia 2 mėnesius atostogų išeina. Tai pala, man taip moka vieną, kitas tai minusą. Taip. Ir dar kitas užsidirbti sekančiam.
Ta prasme, bet tai ir dirbam to klausimu ir virinam. Va, teisingai, labai geras požiūris. Aš irgi, kodėl pasukau irgi kelionių verslą, man atrodo, kad visi virina babkės, kaip jūs pasakėt, ir aš visai irgi taip sakau, šnekamąją kalbą, kad galėtų keliauti, tai aš galvoju, virinsiu babkės per keliones. Galiu sau leisti tą daryti. Irgi variantas. Aš tiesą sakant, nenorėčiau taip visą laiką keliauti, kažkur vadalotis. Taip. Man patinka 2 mėnesiai vasarą, mėnesis žiemą, visas kitas sezonas, ta pati medžioklė, žvejyba, kažkur bokštelį pasėdėti, ant kranto, sodyboj. Man tas irgi labai patinka. Bitės. Taip. Ta prasme, aš tai vien kelioniai nenorėčiau. Žodžiu, laukinė siela turi ir savo ramybę surasti, ne? Be abejo, tai turi pailsėti, yra kitų malonumų, ta prasme, tų hobių tai ne vienas, bet šitas toks pagrindinis yra. Tai tu negali varyti non-stop, nes jeigu rimta kelionė, reikia jai laiko subręst. Tiesiog. Ar mastot, kad nors ateis laikas, nežinau, ar yra tokia idėja, kad gyvensit, pavyzdžiui, iš organizavimo tokių kelionių? Nes iš tikrųjų, ką aš matau, dėl ko klausiu, kad jos labai populiarėja. Žmonės tikrai atsikando ten jau ir Turkijų, ir Egiptų, ir, nežinau, New Yorkų, tam tikra prasme yra tikrai, kas dar daug nematė ir tai vis tiek išlieka populiariausios kelionės. Bet tas potyris išlipti iš komforto zonos ir kažką patirti, jis tikrai populiarėja. Mastot apie tokį dalyką? Ne. Aš jau turėjau galimybę tai daryti prieš 10 metų, kai tik pradėjau keliauti. Taip. Aš jau turėjau pasiūlymų, bet žinot, ką sakau, mano laikas man yra brangesnis. Aš turiu darbą, aš uždirbu, ta prasme... Pakankamai. Aš turiu darbą, čia yra mano. Aš kažką galiu pasimti į kompaniją, kas jau be galo labai nori, supažindinti, ar ten padėti pasiruošti, patart, bet mano kelionės yra mano laikas. Tai ne, apie tai. Nėra minties, nes iš tikrųjų ir jaunų žmonių labai daug, kiek aš dabar pažįstu, labai daug kas irgi nori tapti, nežinau, kelionių influenceriais ar ten kažkokiais tokiais. Bet man irgi kartais atrodo, kad tai yra panašu su tuo, kai tu myli gamint ir atsidarai restoraną ir tai tampa verslu ir tą meilę maistui šiek tiek sugadina. Ir kada tu pradedi galvoti, kaip man čia uždirbti iš tos kelionės kuo daugiau, ar ne, nes aš iš to gyvenu, man atrodo, kad šiek tiek turėtų irgi tą kaifą, pavadinkime, ne, tą malonumą, jį turėtų pagadinti. Tai va, kur pinigai, ten reikalai. Ir kur žmonės, ten tuo labiau reikalai. Nepavyks kas nors. Kam čia to vargo? Aš tai noriu kuo mažiau apsikrauti visokiais tokiais reikalais. Rimtai, ta prasme, neturėčiau darbo, bet irgi nežinau. Kažkur kažką sugalvočiau, kad galėtum uždirbti normaliai pinigų ir daryti tą, ką nori daryti. Ta prasme, ne. Kai aš dar aplamai dirbu su žmonėm, tai jau ačiū, man jau sorry. Visko per daug, ne? Tai užtenka jau darbo. Jau darbo su žmonėm man pakanka. Tai Kęstuti, šitas pusvalandis ištirpo, nejučia. Iš tikrųjų, mes palėtėm tik tai pačią viršūnę turbūt viso to dar, ką jūs galite papasakot. Bet aš kaip ir visiems savo pašnekovam sakau, tikiuosi, kad po kokio pusmečio ar po dar vienos fainos kelionės būsime ryšyje ir aplankysit mus dar kartą, papasakot apie ją, galbūt jau šiek tiek plačiau apie tą konkrečią. Iš tikrųjų, mano tikslas šiandien buvo mūsų žiūrovus supažindinti su jumis kaip su nuostabiu keliautoju, tikrai iš kurio, kaip sakyti, mane vadina influenceriu, jūs man kelionių influenceris esat, būtent iš tos pačios gamtos, sakykime, ir aš galvoju, kada gyvenime gal ir į tą kompaniją ir įsiprašysiu, jau kaip jausiuosi, žodžiu, galys tą daryti. Be problemų, rasim viečiukę. Va. Tai labai labai ačiū, kad skyrė šitą pusvalandį mums kartu, dalyvauti pas mus Pasaulis po kojom. Iš tikrųjų, kai jūsų laidas arba epizodus žiūri, iš tikrųjų atrodo, kad pasaulis yra po kojom ir viskas yra įmanoma. Tai Kęstuti, už tai, kad šiandien esat pas mus, labai noriu jums padėkoti ir padovanot mūsų termopodelį Primum Travel, mūsų agentūros ir kelionių organizatoriaus. Nėra jis toks lengvas, tai į kuprinę nežinau, ar atsidurs, bet į tą metalinį laivą, tai man atrodo tikrai labai daug nepridės svorio ir kada nors, kai gersit gurkšnį, primins apie šitą pokalbį. Tai labai labai ačiū, kad buvot su mumis. Tai labai ačiū, kad pakvietėt į savo podcastą, ar kaip čia pavadinčiais laikais. Turbūt. Labai tikiuosi, kad šitas puodelis korozija nesirgs. Lyg sakė, kad neturėtų, ne tas lydinys. Jo. Tai va, tai tikrai ačiū labai ir aš manau, kad dar susimatysim. Labai tikiuosi. Ačiū, Kęstuti. Ačiū labai. Noriu jums padėkoti, gerbiami žiūrovai, kad šiandien buvot jau trečiajame mūsų Pasaulis po kojom epizode kartu su mumis. Aš labai tikiuosi ir tam tikrą prasme net nebejoju, kad Kęstutis bus jums naujas atradimas. Ir dar viena figūra mūsų socialiniai medijai, kurio nuotykius jūs seksit ir jūs įkvėps didelėm kelionėm. O su jumis mes pasimatysim lygiai po savaitės jau naujame Pasaulis po kojom epizode. Ačiū ir gerų kelionių.